Garbė Jėzui Kristui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysite. Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti, ką reiškia jo pasakyti žodžiai: prabėgs valandėlė ir manęs neregėsite, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysite, ir aš einu pas tėvą. Kad jie klausinėjo, ką reiškia valandėlė. Mums neaišku, ką jis kalba. Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: prabėgs valandėlė ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė ir vėl mane pamatysit. Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Na, tarsi Jonas praeituosiuose skyreliuose šnekėjo apie tai, ką jisai atsiųs. Atsiųsiu aš jums dvasią, guodėją, teisybės dvasią. O štai čia Jėzus šneka apie išsiskyrimą. Ir daugeliu žydų, tame tarpe ir mokinių, nesuprato, ką reiškia valandėlė. Kaip matome, šita valandėlė tęsiasi jau daugiau negu 2000 metų. Tai kaip suprast tą valandėlę? Ir Jėzus į atsakymą padalino tarsi į dvi dalis. Pirmoji atsakymo dalis, kad jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Kitaip tariant, jis nesako, kad bus labai lengva, net ir su dvasia guodėja ir su teisybės dvasia. Tačiau kita atsakymo dalis mus nudžiugina ir suteikia mums vilties. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirks džiaugsmu. Vadinasi, tikėti apsimoka, nepaisant to, kad mūsų gyvenimo valandėlėje atsitiks begalės kliūčių. Liūdėsime, pyksime, mus šmeiš, niekins, įžeidinės, be galo bus sunku gyventi, bet pabaigoje mus vainikuos džiaugsmas. Vardan ko? Vardan Jėzaus Kristaus, vardan mūsų tikėjimo. Kaip apaštalas Paulius sako, turėjau gerą kovą. Kitaip tariant, gyvenimas yra kova. Ir apaštalas Paulius sako, turėdamas gerą kovą, nubėgau bėgimą, bet išsaugojau tikėjimą. Todėl linkiu visiems, kovojant, išsaugoti tikėjimą. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Rūčiui. Ir pasiklausykime, ką jis sako atliepiant Jono Evangeliją šiandien. Žodis tarp mūsų. Šiuose Evangelijos pagal Joną eilutėse rodos sumišęs džiaugsmas ir liūdesys, įtampa ir viltis. Jėzus kalba apie valandėlę, likusią iki jo mirties, ir apie neilgai truksiančią valandėlę, po kurios mokiniai vėl jį išvys. Valandėlė tai visai trumpas laiko tarpas, bet iš savo patirties žinome, kad jis gali labai praeiti. Kai būna liūdnas ar net skausmingas, kai tenka verkti ir vaitoti, tuomet valandėlė tampa labai ilga. Tokiomis skausmo valandėlėmis daugelis iš mūsų išgyvena neviltį. Yra gundomi skausmingai klausti: Viešpatie,
kur tu esi. Ir priešingai, džiaugsmo valandėlės, išgyvenant viešpaties artumą, rodos tokios trumpos ir greitai prabėgančios akimirksniu. Bet Jėzus žada, kad mūsų liūdesys pavirs džiaugsmu, ne tik džiugiomis valandėlėmis, trumpomis prošvaistėmis, bet tikru dvasios atnaujinto gyvenimo džiaugsmu. Tiesa ir mes, kaip mokiniai, turime prisipažinti Jėzui, kad mums neaišku, ką jis kalba. Kasgi ta valandėlė, ką reiškia, aš einu pas tėvą. Kaip mokinių gyvenime atrodo, galiausiai paaiškėjo, kas buvo toji valandėlė, bet ką jie reiškia man, kiekvienam iš mūsų. Nesidrovėkime klausti Jėzaus, nes tik jis vienas gali mums atsakyti. Prisipažinti mums neaišku, tai nuolankumo ženklas. Jo labai reikia, kad atsivertume viešpačiui, kad jis galėtų parodyti mums, jog turime pakelti skausmo, baimės, liūdesio valandėlės, idant kaip kviečių grūdas apmirtume ir subrandintume gausių vaisių. Tų liūdesių ir skausmo valandėlių, kai atrodo nematome viešpaties, mums reikia, kad jo perkeisti leistumėmės įvedami į naujojo gyvenimo džiaugsmą, truksiantį jau ne valandėlę ir ne kelias valandėles. Jėzus mus veda pas tėvą, ten, kur džiaugsmas yra amžinas. Anot šventos Teresės Akvilietės, visa praeina, vien tik Dievas lieka. Tad nebijokime skausmo valandėlį. Mus it kviečio grūdus, brandinančių susitikimui su viešpačiu, ne tik amžinajame gyvenime, bet ir nuolatinėje mūsų kasdienybėje. Jėzau, amžinasis meilė kvepintis žodį, atsiųsk mums šventąją dvasią, apšviečiančią mūsų protą, mylinčių pažinimu ir sustiprinančią širdį išpažinti ir pašlovinti savo viešpatį. Te uždega ji mus džiaugsmu, kurio pasaulis nesupranta ir kuris trunka netrumpą valandėlę, bet amžinai. Ačiū, kad klausėte. Aš manau, kad iš tikrųjų įžvalga padaryta labai giliai. Galima pasiskaityti kelis kartus ir tiesiog pabandyti permastyti, pereiti savo gyvenimą ir pagalvoti. Įsivertinus, matyti, kad galbūt tos skausmo, nevilties kitą kartą, kaip čia rašo valandėlis, mus labai sustiprina. Mūsų stiprina visuose kituose dalykuose. Mes tampame stipresni, mes tampame atlaidesni, mes tampame maloningesni vienas kitam. Na, kaip jau žinote, nuo mūsų, nuo pirmadienio pasiėmę atostogą žmonės išvažiuos į piligriminę kelionę. Šiemet atsitiko tai, kad mes išvykstame po Velykų, o taip eilę metų mes būdavom susitvarkę ir mes išvažiuojame prieš Velykas, tą didžiąją savaitę.
Aš kaip vadovas jaučiu tikrai didelę nostalgiją to, ko mes nepadarėme prieš Velykas. Tai šalta, tai tas, gali surasti įvairių priežasčių. Bet kas liečia bendruomenę, įtampa, santykį su mūsų mokiniu, tai mes daug praradome. Nes labai tas jautėsi rizomas, jautėsi nepasirengimas, nenurimimas. Taigi, aš čia tą miniu dėl to, kaip akivaizdų pavyzdį, kur tikrai mes nesugebame nutilti ir nesugebame nurimti. Dabar turime vėl naują išbandymą. Kolegijos vertinimas. Tai mums taip pat didelis mestas iššūkis. Iš tikrųjų, visi labai išgyvena. Visi atsakingi esame. Ir vienas už kitą išgyvename. Kaip ten bebuvę, vakar mes su Jolanta, prisiminsiu, dar aptarėm tokius momentus. Kaip ten bebuvę, kaip ta komisija įvertins, ne? Ar įvertins teigiamai, ar įvertins neigiamai, bet tai padarytas didžiulis, milžiniškas darbas. Tai padarytas didelis darbas ir tai mus toje aukštesnėje pakopoje, darant savianalizę institucijos, įsivertinant instituciją tom kryptim, galbūt strateguojant, kur mes rengiamės rengti strateginį planą, rimtesnį strateginį planą dabar, ne tai, kad bilę ką surašom veiklos plane, ką paprašė žymėjų, bet su visa atsakomybė ją prisėmė, iš tikrųjų nuteikia visiškai kitaip. Ir tas skausmas, tas išgyvenimas, tos minutės, iš tikrųjų daug duodame. Mes matome labai aiškiai ir savo supratimą, savo galbūt žinias. Mes turim galimybę palyginti, yra ekspertai tarptautinė, ne ekspertai. Mes matome tą kultūrą, tą kokybės kultūrą, kokia yra. Ir turbūt mes ne vienas, ne kitą kritikuojant galime pasakyti lygiai tą patį mums kiekvienams. Kad mes labai turime, kaip sakome, galbūt dar daug visko patirti. Kad galėtume gebėti būti patys orūs ir gebėti gerbti kitų orumą. Būti nuolankiems. Nebijoti pasakyti, man neaišku, pasiaiškinti, nebijoti pripažinti ir neįsikelti save, pasirodyti, aš, o tu nieko. Iš tikrųjų labai aiškiai matoma komandinis darbas. Jeigu mes vienas dėl kitų stengsimės, komandinis darbas bet kokiam atsakymui. Tas komandinis darbas, kuris nuolat vyksta pedagoginėme darbe, tarp mokinių, mokytojų, tarp administracijos, mokytojų, mokinių. Kad mums ne visuomet galbūt reikia jį skaityti iš tikrųjų, kad reikia iš jo kitą kartą ir pasimokyti. Aišku, dirbta buvo ir su studentais. Studentai mūsų vakar pasirodė, aš nemanau, tikrai, bent šitoj vietoj, jie pasirodė tikrai puikiai. Bet jie pasirodė kodėl puikiai? Jie pasirodė todėl, kad su jais bendraujama, jie yra mylimi, su jais yra ryšys. Jeigu to nebūtų, tai tu neparuoši per jėgą nieko. Tai mes turim atliepimą. Ir kaip tu jam duodi, kaip miške šaukia, tai pagiri atsiliepia. Viską galima padaryti. Tik reikia noro, reikia meilės, reikia mūsų atradimo, kad mes ateinam į darbą ne dėl pliusų. Tai iš tikrųjų šiandien diena mums dar kartą Šventos Jono Evangelija sako tos valandėlės
ką ir sako, iš vienos pusės, tos trumpos valandėlės, tie išgyvenimai, nusivinimai, skausmai, galbūt jie reikalingi, kad mus pakylėtų aukščiau. O mes jau turim nuolat čia, nuolat turim. Jeigu tu darai kažką, tai tu ir gauni. Jeigu tu veiki, vyksta veiksmas, reiškia, yra to veiksmas. Ir tai kita kalba, kita dalis, ką ir Rytis akcentavo. Jeigu mes turim tikėjimą, mes ruošiamės atsakingai taip pragyventi savo gyvenimą, šitą trumpą dalį, kur mes turėsime ilgą amžinybę ir kad mes suvoktume tą ir mes dėkotume Dievui už tai, kad mes turim galimybę nuolat eiti gilin, pažindami, patirdami šitą ramybę, turėdami čia susikaupimo šitą vietą ir galvodami ne tik apie save, tai žinias, tą raštą, tuos žodžius, perduodami savo mokiniams. Jie tai yra mokymai. Aš tai šiandien sakau, prašykime, melskime Viešpačiui išminties, kad mes galėtume evangelizuodami savo širdimi neprievartą atiduoti tą žodį, tą aukso grūdą, kurį mes čia gauname, kad galėtume pasidalinti, kad jis nenusėstų vien pas mus, galbūt mokiniai išgirs greičiau negu mes, gali būti visokių situacijų. Tad melskime Viešpatį ir prašykime mums tos išminties, siunčiant šventąją dvasią į mūsų visų širdis, kad tie supratimai mūsų būtų ne vien pagal mūsų primityvų skurdų mąstymą pasauliui skirtą, bet pagal Dievo valią. Melskime mes už Švento Ignaco kolegijos veiklą. Melskime šiandien mes už tuos vertintus, kurie taip pat yra pervargę. Bet melskime mes šiandien už juos. Melskime už mūsų vertėją, nes jai nėra lengva. Tikrai visos 3 dienos su Jūratė, visą dieną nuo ryto iki vakaro versti. Tai taip pat yra gana sudėtingas darbas. Melskime už ją. Melskime už tuos žmonės, kurie dar šiandien turės susitikimus. Melskime už Aivarą, jam tos stiprybės, jam kantrybės. Melskime už tuos žmonės, kurie prisidedam prie to. Mergaitės, kurios nuolat ten yra, valgyklos personalas. Visi kiekvienas mes prisidedam. Mes prisidedam savo ranką. Ir jeigu ar į tą maistą, ar į aptarnavimą, ar į atliepimą mes įdedam savo širdį, mes turim už tai dėkoti. Tai yra mūsų ugdymo procesas, tai yra ta pasekmė. Melskime ir prašykime visiems išminties ir stiprybės, kad Viešpats stiprintų dvasioje šiandien tuos visus mūsų reikalus, kad tie reikalai, ir vėl sakau, būtų pagal Dievo valią. Jei tai Dievo toks sprendimas, kad mes dar turim augti, vadinasi, mes tą ramią valią priimkime. Jei toks sprendimas, kad mes gausim tą įvertinimą, tarkim, tai vėl mes turim tą suprasti. Mes turim žinoti, kad ne taip toks sprendimas, uždaro kolegiją, taip nebus. Taip nebūna. Tokių sprendimų nebūna. Tai nėra. Taip, duodame metai, duodame 2, duodame 3, dabar pagal tvarką. Tarkim, duodama po 3 metų vėl pasirodyti, kaip tu padirbėjai. Ir jeigu bus tokia valia, vadinasi, mes turėsime dar stipriau pasiruošti. Tai bus žingsnis, kad mes tikrai labai rimtai turime apmąstyti savo centro strategiją. Ir kiekvienas apie tai galvoti. Aišku, prasidės šitie darbai, mes prasidėsime jau net prieš vasarą juos. Jie reikėjo padaryti, bet mes atsisakėme duoti bet ką. Tam, kad jūs puikiai suprantate, norint tą 50% susitvarkyti taip ir suvokti, kad visa bendruomenė atsakinga už ugdymą ir tą įtraukti į savo strategiją, reikia labai aiškiai numatyti tas kryptis. Taigi prašykime Viešpatie šiandien mums visus stiprinti. Melskime mes stiprybės dvasioje mūsų popiežių,
Pranciškui, emeritui, Benediktui. Melskime mes mūsų visiems vyskupams, kunigams, melskime mes taip pat tėvui Gintarui, nes jis išvykęs ir grįš iš Čekijos 10 dieną. Jam stiprybės, kad jis galėtų mus stiprinti dvasioje. Melskimės už mūsų šiandien dieną gimusius žmonės. Šiandien mes čia jų neturime, kad mes savo bendruomenėje yra. Melskime už juos, prašydami viešpaties malonių jiems, jų šeimoms. Melskime už jaunas šeimas, melskime už mažus vaikus, prašydami, kad iš tikrųjų ateitų į to pasaulį ir kad mes galėtume vienas kitą matyti, padėti vienas kitam. Prašykime viešpaties malonių sergantiems mūsų bendruomenės žmonėms, Sandrai, prašykime ekscelencijai stiprybės, prašykime Albinutei, jūsų seserims, Valytai, visiems kitiems. Galų gale mes melskime už mūsų išėjusius. Melskime už Darių, Alfonsą, Kazį, melskime už Aušrą, už Liliją, Ingridą, Mariją, Rimandą, Ireną, Violetą, Sigitą. Savo mintyse aplankykime visus kitus mums brangius mūsų išėjusius žmonės, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas viešpatį. Kviečiu bendravimą.